Sveiki, esu Eglė, esu užsieniečių integracijos programos vadovė ir šiandien pristatysiu Jums mūsų padalinį. Eime kartu. Tai čia matote skirtingus kabinetus ir čia teikiame įvairią pagalbą ukrainiečiam, nuo teisinių konsultacijų, psichologinių konsultacijų, taip pat daliname higienos korteles. Šioje salėje darom visokio tipo veiklas, čia vyksta vaikų užsiėmimai, vyksta lietuvių kalbos pamokos. Užsieniečių integracijos procese vienas svarbiausių dalykų yra lietuvių kalba. Todėl žmonės aktyviai mokosi lietuvių kalbos ir taip įsilieja mūsų visuomenę. Mūsų padalinys teikia paslaugas trečių šalių piliečiams ir mes teikiame socialinės, teisinės, psichologinės, užimtumo konsultacijas. Nors turime tikrai daug puikių akimirkų, turime nemažai ir iššūkių savo kasdieninėme darbe. Vienas iš tokių iššūkių yra visuomenės nusistatymas prieš užsieniečius ir diskriminacija. Integracijos procesas negali vykti be visuomenės, todėl būkim atviri ir priimkime vienas kitą. Nors visi puikiai žinome, kad nemaža dalis užsieniečių išvyksta ar nepasilieka Lietuvoje, mūsų džiaugsmas yra užsieniečiai, kurie nusprendžia likti ir gyventi Lietuvoje, išmokti lietuvių kalbą, susirasti darbą, mokėti mokesčius, kurti šeimą ir gyventi laimingą gyvenimą. Mūsų komanda dirba su žmonėmis iš įvairiausių pasaulio šalių, tokių kaip Ukraina, Sirija, Baltarusija, Afganistanas ar Eritrėja. Jeigu nori prisidėti prie mūsų savo idėjomis, savo laiku ar auka, užsuk į vilnius.caritas.lt.